Mūsų kelionė į Tušetiją prasidėjo nuo pilnų kuro bakų vingiuotais kalnų keliais su trumpom pertraukom, nes šitas kelias nuolatos yra byrantis ir tvarkomas. Tik prieš savaitę jis buvo atidarytas, galime pamatyti kryžių, ne vieną paminklą kelyje, dėl to, kad šitame kelyje yra žuvusių. Šitas kelias yra vienas pavojingiausių pasaulyje. Kilome toliau iki debesų, iki didelio rūko, vienu metu matomumas buvo labai prastas, tada sustojom pasižiūrėti ledyno ir supratom, kad mūsų padanga kiaura net ne vienoje vietoje. Gerai, kad buvom pasiruošę, šiek tiek blokavom kelią kitiems, tai užtrukom. Vietiniai žmonės nusprendė mums sustoję padėti. Kažkas vežėsi avį, tikiuosi ne iš šašlykinę. Toliau kilome vingiuotais keliais, kol pasiekėm Abano perėją, kuri yra beveik 3 km aukštyje. Ten pabendravom su vietiniais, atsigėrėm kavos, arbatos, pavalgėm pyragų ir leidomės nuo Abano perėjos link Tušetijos. Rūkas ir lietus nustojo, atsivėrė gražesni vaizdai, grįžę į miestelį pavakarieniavome ir pailsėjom.